Nu, fotkinam, vat, ponas, Modestas. Pasivaišėjom po Salduvės parką, biški šio bei to radom, šį bei tą, va, prie ąžuolą sodinta, kumpė draugovės, vastovim su drevikė, viską kitką, ąžuol gražiai išaugęs, beveik 30 metų. 30 metų, jo. Nu jau, 30 metų, vat laužiuks, va šioks toks, jau baig degti, jau greitai ruošimės, kaip sakoma, nešim klumpės, kudašių, visą tą, vat, visą pagrindinį. Žmonės irgi prie, vat, išgąsdino. Jo, išgąsdino, galvom, jau gal ant iešmo jos reikės jau pamauti. Mėsikė atėjęs, pati savo kojom. Žinai, skani riebi, gražiai. Jo. Va ta, vat, visą. Va šia va kuprinės, nu dabar mane nufotkinsi. Jo. Čia įrašas eina dabar. Nu va. Tas tai aš matai, va toks gražas be barzdos. Nu va, matot, barzdą nusiskuto. Pagaliau. Sakoma, va ta, va visą. Jo, iš karto atjaunėjo dabar. Jo, jaunas, gražus, kat. Pasaka, žinai. Jo. Gražiai pasivaišėm, gražiai pabuvom. O tuos, va, net bulbių dar yra, va. Jo. Bulbių dar likus. Tenai šimčia supykė teka, vat, apačiuoj galinai. Nu, paveiksluoti irgi. Jo, va. Va tai, va, visą. Upelis tai labai gražus, va. Ir žuvų, ir vežių, visko yra iš tikro. Nu va, tik tai tas, kad žmonės labai sudarko tokias gražias vietas. Neblogas vietas, ąžuolas su drėvė, matai, ąžuoliuks drėvė. Va, drėvė iš. Bovedas eina tenai. A. Nu, tikėsimės ateityje dar filmukus pripavaikuosim. Su savo mordam, su savo radinėliais visokiais. Jo. Tai aišku, va. Čia buvo antroji relikvijų medžiotojų ekspedicija. Ąžuolas, matai, į dviejus kamінus pasineš. A. O pirma buvo vien kamіnis. Matai, 90 metais atsodintas kumpė draugovės. Nedidelis ąžuoliuks 2 metrų. Į dabar kokį makiną išmastyrinę. Jo. Didelis jau užaugo iš tikrųjų. Tas visas ąžuolas toks taip.